Tai labas rytas. Jūsų prašymu parodysiu truputį tą sistemą. Tai paprasčiausia teleskopinė meškerė. Optimaliausias ilgis, ko gero, yra 4-5 metrai. Ilgas sargelis. Tai yra prikonstruota skambaliukų, jeigu žinot. Yra video YouTube pilna, kaip pasidaryti pas visus dalykus. Čia paprasta spiruoklė, kas naudoja. Sargelio ilgis 31 cm būtent šito. Yra ir trumpesnių, po 21, šiek 25. Na ir viskas. Čia pasidaro taip, kad praeitų valas. Sakau, video yra tikrai pilna YouTube dėl šito reikalo. Ir ant galo galima naudoti arba kabliukas iš švinuko, kad atsvertų sargelį, arba paprasčiausias švinukas, kaip pas mane dabar. Viskas valą naudoju čia negatyvinų, tiksliai gal 0,18, tai čia tokiem paros samdiniam užtenka, o kiti ir karpis gaudo, bet jau gaudo su pintais valais. Tai žodžiu, tokie va reikalai. Ir turiu jau pagavęs vieną žuvį čia plaukti tą vietą, bet man paprasčiausiai užtenka galūnų ilgio, geriausiai, aišku, čia kiti reikalai išvaltės arba tam tikrose vietose, kur patogu žvejoti ir giliai, tai gali būti iš viso žvejoti ant, kaip sakytų, 30 cm ir panašiai. Na, tai manau reikės pamėginti, dar pamėginti pagauti ir parodyti jum. Ant kabliuko 2 kukurūzai, 4 dzikėliai. Na, bandom eit, žiūrėsim, kas čia mums gausis. Tik tyliai. O, ten truputėlį rausio dugno. Tai mes dabar pamėginsim leisti. Nuleidžiam. Va, žiūrėkit. Matėt? Sargelis pumpštų viršų. Ir viskas. O, meškerė atidirbinėja. Žiauriai sunku nufilmuoti. Biškį valandą pasiduodama tai va, prilaikom. Ir va. Matau parausę dugną, tai tiesiog leidžiam ir žaidžiam, kaip žiemą, paprasčiausiai žiūrim į sargelį ir tik pakilnojam. O, matot? Meškerė atidirbinėja. Reikia valo, niekada stabdžio nelaikot, aišku. Reikia valo paduodat. Viskas. Paprasta. Nedidukas. Šitas ilgis gražesnis.
Na tai patys matėt, kibti kimba ir žinokit, kai ant nieko nekimba, tai ant šito vis tiek kimba, nes jūs įsiūlot masalą tiesiai į burną. Tai sargelių rasit žvejaszona.lt, gal dar išsirinksit kažkokių blizgių ar kažko. Nu, kaip sakyt, parodžiau, čia galima nebūtinai naudoti avižą. Jeigu bus poreikis, galbūt atsiras ir avižų. Tai tiek turbūt, jeigu dar iškiltų kokių klausimų, tai prašykit, stengsiuosi visiems atrašyti, o kad šitas būdas gaudo, tai gaudo, patys matėte. Tai iki žvejaszona.lt.